you wanna go to the disco. The beat is working. Net 4 dienas Palangoje ūžavo lenktyninių automobilių varikliai. 4 metus iš eilės čia vyko Horn Grand Prix 1003 km lenktynės. Šiemet jose startavo 21 automobilis. Pirmą kartą lenktynėse dalyvavo moteris, TV3 komandos atstovė Neda Marčėnaitė. Liepos 23 trečiadienį lenktynių dalyviai save ir savo automobilius sporto gerbėjams pristatė tradicinėje vietoje – Vytauto gatvėje. Correct. Damn, that shit is funkin'. The beat is first coming running correct. 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 Kitą dieną sportininkai automobilių greitį išbandė drag lenktynėse, o vakarop surengė prisistatymą Kretingoje. Penktadienį Horn Grand Prix dalyviai tęsė treniruotę, parodė žiūrovams motošou, dalyvavo iškilmingame automobilių parade. Pagrindinis ir įdomiausias lenktynių akcentas – šeštadienio startas. Šiek tiek lenktynių eigą pakoregavo po kaitrios saulės vakarop prapliupęs lietus. Bet iš 21 startavusio automobilio finišą pasiekė tik 5.
keletų pirmųjų lenktynių valandų pradėjo aiškėti lenktynių lyderiai. Deja, po 166 ratų galingo Juta Statoil Lubricants automobilio ekipažas dėl gedimo prarado lyderio poziciją ir buvo priverstas pasitraukti iš lenktynių. Kita lyderio komanda, DAL sporto klubo ekipa, trasoje savo galingam Porsche karjerą pritrūko degalų. Tačiau ir ši nesėkmė bei keletą variklių gedimų nesutrukdė ekipažui aplenkti varžovus. Ši komanda užėmė garbingą pirmąją vietą. Antroje liko Sonex Baltpark audėjas komanda su Audi A4 markės automobiliu. Treti buvo Adampolis Mobile Racing Team su BMW 318i markės automobiliu. Palangiškių komanda savo klasėje šiemet liko 4 vietoje. Komandos narys, vairuotojas profesionalas Vaclovas Petkus pasidalino varžybų įspūdžiais. Visą laiką per varžybas tikės laimėti, o kaip seksmas, kaip aš žiūriu, kad tam ir sportas. Aš galvoju šitai. Sportalum, pat pirmą važiavimą. Kai buvo pirmos varžybas, už 4 metrus buvo 4 ir visos dalyvavom, kiek metrų dalyvausiu. Ypatingai karšta. Jau nenormaliai karšta buvo. Bet tai buvo, važiavom. Finišai tom džiaugiamės. Still a whisper on my lips, feeling at my fingertips, it's pulling at my skin. You leave me when I'm at my worst, feeling as if I've been cursed, bitter cold within. Days go by and still I think of you. Gaila, kad baigėsi gražiausios ir įspūdingiausios mūsų šalies automobilių varžybos Horn Grand Prix 1003 kilometrai. Aš tikrai nuoširdžiai sveikinu nuo savęs ir nuo savo kolegų, nuo visų palangiškių ir palangiškius, kurie ištvėrė šią trasą ir visus tuos, kurie dalyvavo ir laimėjo pirmasias vietas. Aš tikrai nuoširdžiai jūs visus sveikinu ir tikiuosi, kad ir kitais metais šios lenktynės, kurios jau tapo netradicinėmis ir tampa jau tarptautinėmis, įvyks čia vėl Palangoje. Days go by and still I think of you. Days when I couldn't live my life without you.